Sveiki visi. Po praeito karto Labubų sėkmės, šį kartą grįžtame prie knygų. Gal netiesiogiai, tačiau kalbėsim apie dalykus, kurie mane nervina, užknisa ne tik knygose, bet apskritai leidyboje ir Bookstagramo, Instagramo apie knygas gyvenime. Ir paklausiu taip pat savo sekėjų ir jie paliko ir anoniminių atsakymų ir tiesiog pasidalino savo mintimis. Tad pradėkime. Tai pradėsim tikriausiai nuo anoniminių atsakymų. Man visiškai neįdomu, kas parašė knygą, skaitau kūrinį, o nevertinu žmogų. Čia tai tikriausiai nesutikčiau, nes nebent nežinau, kas parašė knygą ir visiškai nesidomiu. Tada, žinoma, apie kiekvieną autorių neskaitau, ten jo biografijos, apie ką pasisako, ten kokios jo politinės pažiūrės ar dar panašiai. Tačiau, jeigu žinau, pavyzdžiui, Paulo Coelho, taip tarės berods, jisai yra už Rusiją, tiksliau apie karą aiškiai pasisakė, kad palaiko karą pradėjusio šalies diktatorių, kone, tai žinokit, aš daugiau gyvenime jo neskaitysiu, niekam nerekomenduosiu ir panašiai. Tas pats, pavyzdžiui, yra su rusų klasika. Turiu Anos Kareninos Tolstojų, bet, taip, nenoriu jos skaityti. Aišku, čia yra klasika, ten literatūra, aukščiausio žanro knygos. Tačiau, žinokit, pasaulyje yra tiek daug knygų, kam? Tiesiog kam? Taip pat neskaitau Obuolio leidyklos knygų, nes tiesiog yra atskiras dalykas apie tai, kai jie nemoka autoriam, nežiūri teisių arba jau pasibaigusias autorinės teisės. Neskaitysiu šios leidyklos niekada ir net nesidalinsiu nieko apie ją ir panašiai. Tai man yra įdomu, kas parašė knygą, tačiau ne visais atvejais, nes tiesiog nesidomiu tiek, kad žinočiau apie kiekvieną autorių, kurio knygą paimu į rankas. Tada net dvi išpažintis, kurios visai panašios, sakau išpažintis, nes taip užvadinta pas mane anonimiškai buvo, negaliu pakęsti visų romantinių knygų su pasteliniais animaciniais piešinukais, atrodo labai vaikiška. Ir nemėgstu spalvotų knygos kraštų. Aš esu plakiau vieną, nes apie knygos išvaizdą tai irgi labai pritariu. Šiaip dabar yra ant bangos būtent tie animaciniai viršeliai ir labai, galiu sakyti, klaidina skaitytoją, nes tikiesi gal kokio lengvo romano, o gauni labai erotinį romaną. Atsimet, kai anksčiau būdavo tie viršeliai su pusplikiais nuogais vyrais, ten jie ilgais plaukais plaikstosi ir ten stovi kur nors prie vandenyno ir ten pusplikis, ten marškiniai visi ir tokio tipo. Tai tu už kartą pamatai viršelį ir tada jau žinai, apie ką bus knyga. Ir tada, pavyzdžiui, vaikui tai arba paaugliui neduosi tokios knygos, nes supranti, kad jam dar ne iki to. Tačiau dabar visų viršeliai tokie supanašėja, kad pavyzdžiui, net buvo ne skandalas, bet tiesiog. Ir tikrai žinau net gyvenime tikrų atvejų, kai mergina 12 ar ten 13 metų, paauglė, skaito knygą Pralaužtas ledas. Lietuviškai berods taip vadinamas Icebreaker. Ir viršelis yra pieštinis, toks gana nevaikiškas, bet tiesiog pieštinis viršelis. Ir atrodo nieko blogo. Ir neatsimenu, ar yra lietuviškam leidime perspėjimai, kad čia yra su erotiniais motyvais. Tai nežinau, 13 metų mergaitai tikrai to neduočiau ir ne visos bibliotekininkės arba ne visos knygyno darbuotojos ar darbuotojai žino, jog tokios knygos yra su erotika ir viršeliai yra labai supanašėję. Tai taip, manau, kad reiktų didesnių užrašų ar perspėjimų. Žinot, kaip prideda tuos lipdukus, ten N18 pavyzdžiui. Žiauriai nemėgstu lipdukų ant knygų, čia dar vienas dalykas. Man taip nepatinka tie tokie, grinai kaip lipdukai atrodo tokie apvalūs, arba tiesiog prie viršelį jie įkomponuoti, arba tikrai kaip lipdukas uždėtas, bet tokiais atvejais gal sutikčiau, jog reikia šito perspėjimo ir tikrai dažniau. Taip pat buvo apie spalvotus knygos kraštus. Tai turiu vieną knygą iš tikrųjų iš bibliotekos, nes trilerių nelabai skaitau, tik kai kurie man labai patinka. Tokie, ar ne? Čia tarp Balto leidyklos visi trileriai yra, detektyvai, nežinau, man atrodo, kad tik trileriai. Yra juodais kraštais, gal visai nieko. Už karto, bet pavyzdžiui, kai stovi lentynai, taigi tu nematai nei vieno to krašto.
Tai nežinau, nebent iš viršaus. Tai gal taip ir išsiskiria, tačiau dabar vėl tie kraštai ant visų knygų. Ta prasme, taip ant bangos, nesvarbu, ar kažkoks stebuklingas leidimas ten naujas, ar ten dar kažką, ar ten super specialus leidimas, ten kažkokią progą. Ne, dabar jau daugeliui, net nedaugeliui, bet kai kurioms knygoms, net paprastiems meilės romanams didami gražus, ten tie krašteliai. Nu taip, gražiai atrodo, bet ar aš sutinku už tai mokėti ten papildomai, nes tikrai tai kainuoja. Ir aš, pavyzdžiui, savo lentynoje neturiu tokių knygų ir tikrai nežadu laikyti apsukus į kitą pusę. Nebent nori ne knygų lentynos, o tiesiog dėl estetikos. Taip. Tai čia kitas klausimas. Ar knygų lentyna būtinai turi atrodyti estetiškai? Man ne. Aišku, gal gražu, jeigu ten nuvalytos dulkės ir ten kokios statulėlės padėtus ar ten žvaikės. Bet tu matai knygų pavadinimus ir viskas gerai. O dabar, kai apsuki, nebent atsimeni, kaip kiekvienas tas kraštelis atrodo pagal viršelį, bet, pavyzdžiui, kitas žmogus pas tave atėjęs, tai jis nieko nežinos apie tas knygas ir tiesiog kiekvieną turės traukti, jeigu norės pasiskolinti ar pažiūrėti, kas ten per knyga. Ir tada realiai tiesiog dėl grožio tos knygos stovi ir tiek. Tai man nelabai. Irgi pritariu šitam, kad ne. Ir dar specialūs leidimai. Lietuvoje nėra tokie populiarūs, tačiau užsienį realiai dėl visko. Specialus leidimas. Ten 5 metai po knygos išleidimo. Specialus leidimas. Po to ten Target. Specialus leidimas kokios knygos ten prekybcentrio. Ar ten kito prekybcentrio, ar ten knygų leidyklos dar specialus tos knygos leidimas, nes ten vėl kažkas. Ir kartais būna ten autoriai parašo, prideda ten po vieną skyrių, ar kažkokią analizę prideda, ar dar kažką. Bet yra žmonių, kurie net kolekcionuoja tos specialius leidimus. Tai man vėl turėti lentynoje knygą, nebent kolekcionuoji tu ten tą vieną knygą, pavyzdžiui, vieną knygą, ne visą seriją, nes tada turėtų būti begalės tų knygų. Pavyzdžiui, vieną knygą, ar ne? Žinoma, atrodo, kažkas kolekcionuoja Mažąjį princą ir ten visom kalbom, tai gal visai gražu ir visai įdomu pavartyti ir kitom kalbom, tačiau kai specialus leidimas būna ta pačia kalba, dažniausiai pridedamas vos vienas skyrius ir ten realiai viskas tik dėl grožio ir mačiau irgi tik tokia viena moteris ten turėjo už save aukštesnę ten knygų tą išsidėliojus bokštą, kur buvo vien tik specialus leidimas vienos knygos, serijos. Ir aš tokia... Kiek čia 1000 tikriausiai sudėta į tai ir tos pačios knygos svarbiausia. Tai vienu žodžiu, ne, man nepatinka irgi. Kitas išpažintis arba nepopuliari nuomonė, kurią parašė anonimiškai kažkas, Alma Litera atmestinumas teksto kokybei, galimai naudojamas dirbtinis intelektas, knygų kokybei bei koncentravimasis į BookTok topų leidimas sugadino leidyklos reputaciją. Dėl kokybės Alma Litera knygų nebeperku, kažkaip toj pačioj kategorijai kaip ir Obuolio leidykla. Šiaip iš tikrųjų nepastebėjau. Manau, kad koncentravimasis ten į TikTok topus yra visiškai normalus dalykas visose leidyklose, nes o kaip kitaip reikia leidyklai uždirbti pinigus, jeigu ten leis labai specifinį, ten vien tik klasiką, ar vien tik detektyvus, ar ten vien tik dar kažkokias knygas, tai, nelabai uždirbs iš to pinigų, o leidyklos irgi turi iš kažko pragyventi, ne? Tai tikrai turi leisti ir tas populiarias knygas, kur, pavyzdžiui, tu pamatai per TikToką ir žinai, ir tave užkabina, ir tada daug kas apie tai kalba, ir tada tu nori. Realiai čia kaip Labubu, ne? Tik kad knygų pasaulyje, kad tu pamatai tą knygą populiarią ir tu žinai, kad apie ją visi kalba ir tada tu irgi nori ją turėti ir nusipirkti ir tada susidaryti savo nuomonę ir galbūt suprasti, kodėl ji tokia populiari. Bet nebūtinai reiškia, kad tau patiks. Tai aš manau, kad nieko blogo yra koncentruotis į tas populiarias knygas, aišku, ne tik tas knygas, nes tada gali sužemėti kokybę, tačiau reikia visokių knygų. Dirbtinio intelekto naudojimo, tai iš tikrųjų nepastebėjau. Gal seniai beskaičiau, ką nors Alma Literos. Ne, dabar skaičiau Landsbergienės, neprisimenu, kaip vadina, su motinystė. Bet vienu žodžiu, tikrai nepastebėjau kažko ten dirbtinio intelekto. Nors iš tikrųjų nežinau, gal per mažai tos leidyklos knygos skaitau arba romanų. Tai reikės gal pabandyti ir pasižiūrėti. Kitas. Net ir 15 perskaitytų knygų per mėnesį nebedaro įspūdžio, jei jos vien meilės romanai. Nežinau, ar ir turi daryti įspūdį.
Ta prasme, jeigu žmogus, čia tikriausiai apie Instagramą kalbama, kai žmogus įsikelia nuotrauką, pavyzdžiui, savo mėnesio perskaitytas knygas ir ten būna, žinot, prikrauta ten 10-20 knygų, ar ten 10 knygų ir ten plus ten audio knygos, pusė iš jų yra meilės romanai, ar ten net daugiau. Tai aš nežinau, tiesiog žmogus rodo, ką perskaitė, ar man gaila, kad jisai skaitė vien tik meilės romanus, ne, ar man tai daro įspūdį, daro vis tiek. Ta prasme, jeigu ten yra tik meilės romanai, man vis tiek tai įspūdį daro, nes aš visiškai neturiu nieko prieš meilės romanus, kad ir būtų tie, žinot, svajonių knygos tie mažučiai, ten, kur būna, man atrodo, kartais net po kelis eurus tos knygutės, net tos man darytų įspūdį. Man tai svarbu, kad žmogus skaito. Man visiškai nesvarbu, ką jis skaito, kaip skaito, ar skaito per skaityklę, ar klauso audio. Man žinokit, visos knygos daro įspūdį, man svarbu, kad žmogus skaitytų. O kad 15, tai čia iš viso labai daug. Neseku knyginių naujienų. Gerai, sveikinu. Nes man nepavyksta nuo knyginių naujienų pabėgti, nes vis tiek matai Instagram'e, matai, ką leidyklos dalinasi, reklamos galiausiai, TikTokas. Dabar kad ir norėčiau, tikriausiai nebent išjungčiau internetą, gal tada ir pavyktų nestebėtų naujienų. Kitas, nesuprantu, ką žmonės tiek visose pop literatūros knygose žymisi lipniais lapeliais. O ten 10-20 dalykų, bet kiekvienam puslapį po 10-20 ir ta knyga atrodo kaip sprogimas lapelių Fabricates Never Dead Series. Šiaip iš tikrųjų. Dabar irgi, tarsi mano visos žinios iš TikToko. Tai mačiau, kad irgi ten žymi kiekvieną, ko net ten sakinį, ten su tušinuku pabraukė, pavyzdžiui, jeigu čia meilės romanas kalbam, pabraukė ten kokį gražų sakinį, ką ten pagrindinis veikėjas pasakė ten tai savo merginai, arba ten kaip pirmą kartą ją pasižiūrėjo ir panašiai. Ir ten tokius mini dalykus, net negražias citatas, o tiesiog bet ką jau žymė. Kiekvienas puslapis yra ten pilna žvaigždučių, pabraukimų, prirašymų, dar lapelių. Ir dar tie lapeliai būtinai turi atitikti knygos estetiką. Tai pavyzdžiui, viršelis ir tada pagal viršelio spalvą susideda tuos lapelius ir kiekvienam veikėjui ten atskiras lapelis. Tai nežinau, ar ant tiek rimtai aš tai žiūriu, tai ne. Ir jeigu kitiem patinka, jeigu jų toks hobis žymėti ir klijuoti ir ten piešti ir panašiai, tai tegul, man tai kas. Bookstagrame kiekvieną nesutikimą su nuomonė, jau nekalbu apie konstruktyvę diskusiją, traktuoja kaip nedraugiškumą ar užsipuolimą. Aš esu irgi labai jautri šiais klausimais. Tikriausiai, tai irgi, jeigu mane pradėtų kažkas kritikuoti, bet taip pagrįstai ir panašiai, tikriausiai irgi suprasčiau kaip puolimą, nes ko tu nori iš manęs. Ar nori, kad aš pakeičiau savo nuomonę dėl kažkokios knygos, kodėl aš negaliu susidaryti savo ir man būtinai reikia įrodyti, kad aš esu neteisi, nes ta knyga yra ten, nežinau, pati geriausia ir tu ją visai kitaip supratai. Ar ten dėl kažkokios apžvalgos parašymo? Nežinau, ar čia reikia labai dėl to kritikos, jeigu, pavyzdžiui, dėl kokių homofobiškų pasisakymų, ar ten seksistinių, ar dar kažką, tai dar suprantu, bet kitais atžvilgiais dėl nuomonės, dėl knygos, nebent šiaip pasakyti, kaip tu pats supratai, paprieštaravęs tam, bet nebandant kito įtikinti. Tai nežinau, bet tikriausiai aš irgi esu per jautri šiais klausimais ir suprantu kaip puolimą man, bet stengiuosi taip nebedaryti ir būti atviresnė. Mane neramina jaučiamas knygų ir skaitytojų antiintelektualėjimas. Palaikau, kad žmonės turi skaityti, kas patinka ir džiugina, bet visiškai niekada savo nemesti jokio literatūrinio iššūkio įskaityti vien smat, tai čia erotinius, ir vien pačią lengviausią turinio dialogue driven, tik su dialogų knygas, atrodo problematiška. Irgi kažkiek sutinku, tikrai, žinoma, reikia kiekvieną dieną, ko nemokytis, ar ne, kaip pat baigiau mokyklą, universitetą, taigi toliau reikia tobulėti ir ten neužmigti, taip, kad vėliau būtų senatviai lengviau ir nekamuotų Alzheimeris. Tačiau, kodėl negalima žmonėm tiesiog mėgautis tuo, ką skaitom? Pavyzdžiui, man irgi buvo toks vienas, gal net ir dabar tęsiasi tas etapas, kai aš nenoriu tiesiog tos rimtesnės literatūros, tada man iš vis dabar išsiblaškimas 3000, ta prasme, labai sunkiai besusikaupiu. Tai ir aš noriu ten, pavyzdžiui, skaityti, gerai, ne Aristotelį, ten kokį nors, nežinau, dabar pasižiūrėsiu kokią rimtą savo knygą, Dono Start, ten Dagilis, aš tikrai noriu ją dabar skaityti.
Nu ne, nu man dar ne iki to, bet kada nors, taip, tikrai noriu ir turiu lentynai tą literatūrą. Tai manau, kad taip pat ir su kitais. Gal, nežinau, vyksta kas nors gyvenime ir tu, pavyzdžiui, tau per daug dramos jau tavo paties gyvenime, tai tu nori skaityti kažką lengvesnio, tiesiog atitrūkt nuo šiandieninių rūpešių, tai ir skaitai, tai kas patinka. Tačiau sutinku, jog kartais mes per daug užsibūnam tam savo burbule, uždaram rate ir tikrai tiesiog sėdėm komforto zonoje, visiškai nieko nebesidomim, tik tais tuo, ką mes jau žinom. Tai tikrai tokiu atveju jau tada reiktų išeiti iš savo komforto zonos ir ieškoti to, kas tau mestų iššūkį ir priverstų ar pradėti galvoti, ar tiesiog pradėti mąstyti apie aplinkinį pasaulį, apie gyvenimą, gal kartais paliesti ir tokias nepatogias temas, ar ne. Tai irgi ir sutinku, ir nesutinku, ir tokie dviprasmiški jausmai pas mane dėl to. Gerai. Manau, kad knygų dalinimasis su artimaisiais turėtų būti skatinamas. Čia tikriausiai apie tai, jog visai neseniai Instagrame apie knygas buvo tai, jog kiekvienas dalinimasis su draugais, antriniai knygų pardavimai atima pinigus iš leidyklų, nes net ir pasiimamas iš bibliotekos kažkiek nuplaukia pinigų leidyklai ir ten vertėjam, autoriam ir panašiai. Tačiau jeigu tu tik daliniesi knygomis su draugais, skolini ten, ar atiduodi, ar perki iš antrinės parduotuvės, tai tada visi praranda pinigus. Tačiau kitų atžvilgių knygos dabar yra gana brangios, tikrai ne visi galbūt gali ar nori pirkti. Naujausios knygos iš viso kosmosas, o jeigu gyveni didesniam mieste, tai atsimenu Vilniui išėjo Petro imperatorė, ne, imperatorienė, Petro imperatorienė. Žiūriu, dabar irgi lentynai, sėdžiu šalia lentynos, tai viską matau. Sabaliauskaitės, atsimenu, buvo eilė ten, ar ne 36 žmonės, tai realiai, jeigu kiekvienas po vieną mėnesį gali laikyti, tai tu virš 2 metų lauksi tos knygos. Tai gal tu geriau ją pasiskolinsi, nes tada atsimenu ir paskolinu vienai merginai. Tai aš nematau tame labai didelės nuodėmės parduoti knygą, jeigu tau pačiai trūksta pinigų, tu perskaitai ir parduodi, tikrai ne už 20 ar net ne už 10 eurų, ten pigiau, ir be to jį jau skaityta, galbūt net prirašyta ar ten palankstyta ir panašiai, tai savo pradinę išvaizdą praradusi. Taip pat jeigu, arba pavyzdžiui, tos platformos su taškais, Bookswapas, tai irgi, nors ten kainos, tai tų knygų iš vis net neverta, man atrodo, tenai. Tai arba paskolinti tiesiog, nes irgi, sakau, ne visada yra galimybė iš bibliotekos pasiimti ir tuo labiau nusipirkti. Tai va, čia pritariu. Turėti daugiau kaip 40-50 neskaitytų knygų namie ir dar pirkti naujas yra nebenormalu. Čia grynai asmeninis puolimas man. Ne, iš tikrųjų juokauju. Bet visiškai šitam pritariu, labai pritariu. Ir aš žinau, kad čia yra mano problema. Dabar aš jau tiek knygų neperku, bet anksčiau aš nežinau, kas man ten buvo. Gerai, perskaitydavau per metus gal 50 ar 60 knygų, bet pirkdavau jų ten dar daugiau ir dar kažkiek iš bibliotekos imdavau. Tai nežinau, kažkur čia rodysiu video savo lentynos, savo labai estetiškos lentynos ir labai gražios. Tai pamatysi, čia yra visos neskaitytos knygos. Nes aš skaitytų knygų nesaugau, nebent, turiu pasiemus parodyti, turiu nebent su autoriaus autografu ir parašu. Tada jas pasilieku ir saugau, nors šitą man nelabai patiko, bet, tiesiog, man Gižauskas labai patinka, tai tiek to pasilieku. Tačiau, dar turiu knygų, kurios man labai labai patiko, arba yra saviugdos knygos, kurias dar tikrai dar norėčiau kartą perskaityti, ar ten romanai, kuriuos antrą kartą norėčiau perskaityti, tai tokias aš pasilieku. Tai čia, iki 10, maks 20 knygų pas mane tokių, bet tikriausiai mažiau. Tai, o visos kitos yra neperskaitytos knygos, kurios jau kokie 5 metai, kai kurios laukia savo eilės, ar ten 3 metai. Ir, pavyzdžiui, būna knygų mugė ir tu matai tas visas naujienas, ar ten tu kažkas rekomendavo ir tu ten vis tiek nori tą knygą nusipirkti ir turėti.
Tai turiu dar antram aukšte prie miegamojo lentyną, vyras nupirko, kad susidėčiau ir ten knygas ir jau ten nebetelpa. Tai ten jau laikau albuminės, kurios yra Briedžio leidyklos labai gražios ir jau ten tikrai gali kiekvieną kartą vartyti, skaityti ir mano vaikai net jas žiūri. Tačiau yra ir daug neskaitytų ir jos yra naujos ir aš esu specialiai susidėjusi vieną lentyną, kurias norėčiau perskaityti ir jau metai laiko vis tiek ten jos stovi. Sakau, liūdna šita išpažintis ir nepopuliari nuomonė. Tada jau čia, kurie man parašė asmeniškai, nemanau, kad knygų, ypač senų, neaktualių, apiplyšusių išmetimas nuodėmė pasibaisėtinas dalykas. Ir kitas, kuris susijęs, rašymas, braukimas knygoje, nepagarba joms. Tam yra užrašų knygos ir lipnus lapeliai. Čia vienas kitam labai prieštaroja, tai aš su pirmuoju labai sutinku, o su antruoju visiškai ne. Ta prasme, tau gaila, kad aš savo knygą rašau, braižau ir plėšau, ta prasme, turiu herojaus knygą ir tikrai esu prirašius, kažkur pribraukyta. Nuo pat pradžių, čia dar su pieštuku, tai čia dar visai nieko, bet tikrai jau dabar, jeigu braukyčiau nešia prieš kokius 5-6 metus, tai tikrai imčiau tušinuką ir be gailesčio aš varyčiau, nes čia galvoju, tai gali ištrinti. Nu, bet tai kam, čia mano knyga, aš ją norėsiu antrą kartą skaityti. Ne man ten koks meilės romanas, gal tada jau ten nereikia baisiai kažko, bet jeigu tu tą knygą žadi pasilikti, tai koks tau skirtumas, kad jinai, kokia nepagarba knygai, taigi čia popierius ir nežinau, knygų sudėvinimas, ar ten tiesiog, man atrodo, labai juokingas, arba pavyzdžiui būna, tikrai esu mačiusi ne vieną postą, man atrodo, Gargžduose, kažkuri biblioteka išmetė, ten labai daug knygų. Tiesiog, ten, ar ir Kaune, man atrodo, taip pat buvo ir Vilniuje, kažkur dar. Begalės knygų išmetė, bet tokių senų, žinot, kur niekam nereikia, kur realiai pilni nameliai, knygų nameliai, tų knygų ir nieks neima. Ir atrodo, kad čia, nežinau, didžiausias skandalas. Taigi tu ten atiduodi tą nemokamai knygai tą namelį ir viskas. Po to ten, jeigu nieks neima, tai ten reikia saugoti, taigi galima tada išmesti. Aš suprantu, jeigu ten naujas knygas ten meta lauk ir panašiai, bet ne, bibliotekos dažniausiai atsikrato nurašytom knygom, kur tiesiog jau pasenus gramatika, taigi keičiasi ir kalbos, keičiasi gramatika, net ta pati lietuvių kalba keičiasi skryba, ten dar kažkas. Ir taigi normalu yra atnaujinti knygas ir pakeisti senas naujomis. Ir ten didžiausias skandalas, kaip galima išmesti, kažkam atiduokit. Nieks neima. Ta prasme, gerai, dabar, man atrodo, Mickevičiaus biblioteka buvo padarius akciją, kad nurašytas knygas galite pasimti tada ir tada. Tai ten atėjo žmonės ir rinkosi. Tai nežinau, aš labai pritariu pirmai nuomoniai, jog ypač senų knygų išmetimas tikrai nenuodėmė ir visiškai normalus dalykas, nes, tiesiog. Ir be to yra jau nauji leidimai. Tai kam ten tą seną, kurio nieks nebėjama, arba apiplyšęs, apipelyjęs, dar kažką turėti. O rašymas knygose, man atrodo, yra visiškai normalus dalykas. Jeigu nori, rašai. Aišku, kaip kalbėjom anksčiau, jeigu ten tų lapelių priklijuoja pilna ir panašiai, tai juokinga. Ar ten prirašo. Bet tai ką, tavo knyga, tu daryk, ką nori. Man tai atrodo visiškai normalu rašyti, braukyti. Galbūt net ir plėšia. Ta prasme, mano knyga, ką noriu, tą darau, ypač jeigu aš ją pasiliksiu. Tai nesudievinkime knygų ir elkimės kaip su knygomis, nes knygos ir turi būti skaitomos, uždėjau sakyti, rašomos ir rašomos, bet knygos turi būti skaitomas ir matomas, kad jas kas nors skaitė. Sekantis, reklama, nes dovana, tos pačios nuomonės, aptakios, mandagios, vienodos. Nežinau, galbūt. Nepastebėjau to, nes jeigu pati gaunu knygą dovanų, tai tikrai rašau, kaip man atrodė. Jeigu kitiem patiko arba nieko mes gero nesugebam apie tai parašyti, tai tiesiog, nežinau, gerai. Taip pat perpostimas tos pačios apžvalgos po kelių mėnesių, tik foto kitos. Iš tikrųjų nepastebėjau šito, tikrai. Gal per mažai žmonių seku, arba tam tikri žmonės tą daro, pavyzdžiui, pasiema tą pačią apžvalgą ir pakeičia tik tais nuotrauką. Esu mačiusi ten marketingistų gurų pasakymą, kad jeigu paėjo turinys, tai reikia pakartoti po kažkiek laiko. Tai gal čia irgi tas pats, aš suprantu, kad pavyzdžiui, pakartoju kokį reelsą ten po metų ar ten 2, nes, realiai per tokį srautą nieks neprisimins to reelsą. Tačiau apžvalga ir ypač po kelių mėnesių,
Nu, tai manau, kad prisimint žmonės, nebent tu kažkada ten, sakau, po metų ar 2 perpostinsi, bet taip pat, nu, tai nežinau, gal nelabai iš tikrųjų šitas dalykas, bet jeigu daugiau nieko neturi ką gero įkelti. Iš tikrųjų, kitų žmonių erdvės mane netaip domina, tik keli populiarų žanrai. Tas pats per tą patį nebeįdomu skaityti apžvalgas dėja. Irgi kažkiek tame yra tiesos, tačiau viskas labai priklauso nuo to, kokius žmonės mes patys sekam. Pavyzdžiui, žinau, yra tikrai skaitančių tik detektyvus ar ten trilerius, po to yra skaitančius tik angliškai ir ten, nežinau, apie feminizmą. Po to yra viena mergina, ar ten ir vaikinai, man atrodo, keli, kurie skaito tik fantastiką. Yra ten, žinokit, nu, yra tų žmonių, tačiau jūs reikia atrasti Lietuvos rinkoje, Lietuvos Instagrame ar YouTube'e ar TikTok'e yra mažesnis pasirinkimas negu užsienį, nes, žinot, nu, mes lyginam Ameriką su Lietuva ir nu, ten tikrai yra daugiau žmonių, kurie skaito ir, pavyzdžiui, kurie domėsi tik tam tikras sritim. Pavyzdžiui, man žiauriai patinka distopijos, čia yra mano mėgstamiausias žanras, tačiau ar aš skaitau tiek distopijų, kad galėčiau sakyti, jog tik apie tai mano kanalas, oi, nu tikrai ne, nes tiesiog neįmanoma ir be to man atsibosiu skaityti vien tik distopijas, nors čia mano mėgstamiausias žanras. Tai realiai visi skaito viską ir aišku, tos populiarios knygos kartojas, nu, nes tiesiog nori skaityti tą naują knygą, kuri visai neseniai pasirodė ir apie kurią visi kalba. Tai čia mes vėl grįžtam prie to paties. Dėl TikToko, Instagramo ir marketingo, reklamų ir visko mes truputį panašėjam ir skaitom tą patį. Tai va, tas truputį aišku gaila ir, kaip kalbėjom irgi anksčiau, reiktų išeiti iš savo komforto zonos ir bandyti atrasti kažką naujo. Knygos virš 500 puslapių dažnai yra ištemptos ir galėtų būti trumpesnės. Galėtų, bet ar reikia, nežinau, iš tikrųjų va. Irgi turiu, kaip pavyzdį, pasiemus naujausią į rojų knygą, ta pati autorė Mažojo gyvenimo, puslapiai, nežinau, virš 600. Ir pasižiūrėkit, kokio dydžio raidės. Ta prasme, kol aš perskaitysiu, aš apaksiu tikriausiai, bet taip pat buvo ir su Mažu gyvenimu. Ir pavyzdžiui, man gal tikrai pasirodė, kiek užtemptas Mažasis gyvenimas, nes, nu, realiai visos pasaulio bėdos vienam žmogui. Nu, ta prasme, viskas, kas gali nutikti blogai, nutinka tik tam žmogui. Tai, nors man knyga patiko, tai nepulkit manęs. O šita knyga irgi, nu, nežinau, dar neskaičiau, tačiau, pavyzdžiui, kai yra tos šeimos sagų knygos ir kai, pavyzdžiui, eina per visą, ko ne šeimos istoriją, ta viena knyga, tai irgi klausimas, ar negalėjo, pavyzdžiui, tada jos išskirsti dalimis, pavyzdžiui, pirma dalis apie vieną šeimą, po to apie antrą, ten trečią ir panašiai. O dabar viską sudeda į vieną ir ten gaunas 800 puslapių ir tada tu taip, nu, nežinau, jeigu tu taip skaitai ir užkristum ant galvos tą knygą, tai tikriausiai sąmonės neteksi. Tai va, tai kažkiek pritariu, tikrai. Knygos pabaiga man yra svarbiau nei pradžia ir dažnai lemia galutinį knygos vertinimą. Čia irgi pritarčiau. Knygos iš Bookstagram, BookTok dažnai per daug hyped, tai dažnai per daug populiarios ir nu, taip ir yra, nes tiesiog žmonės, jeigu skaito tą knygą, vadinas didelė tikimybė, kad jiems patiks ta knyga, nes pavyzdžiui, nu, aš neskaitau knygų, kurios manau, kad man nepatiks. Tai aišku, po to aš kalbu apie tą knygą ir ten didžiausios pagyros jai dažniausiai, ten kiti irgi tikriausiai tai padaro. Ir pamatai 10 tokių pačių nuomonių ir tu galvoji, o, man irgi patiks, yes. Ir tu skaitai ir galvoji, kas čia per nesąmonė ir kodėl aš visų klausiau. Na tai taip veikia algoritmai ir taip veikia iš viso internetas, knygų pasaulis. Gerai, vaikų leidėjai personalizuoja knygas. Rašyk savo vardą, nupiešk save ir panašiai dėl antrinės rinkos. Nežinau, tikriausiai. Esu pastebėjus, kad, man atrodo, Šunyčių patrulių knygoje yra ir rašyk savo vardą. Ai, bet maniškiai, kaip skaityti nemoka, tai net nežino, kas tam parašyta. Tai mes nerašom ir tai tikriausiai dėl antrinės rinkos. Nors iš tikrųjų nežinau, gal šiaip smagu personalizuoti, nes, pavyzdžiui, ir suaugusieji turi tuos tokius štampukus arba tokius, kur įsispaudžia ir ten popierius tam, nu, tai čia pačio knygų galiu parodyti, kur čia yra. Turi tuos, kur įsispaudžia ir, nežinau, ar matysis, įsispaudžia ir knyga tampa tokia grublėta, nu, nelipdukas, nieko neparašyta,
o tiesiog toks, tai irgi esu mačius, kad būna su vardu ir pavardė, arba ten pavyzdžiui tiesiog Ginos biblioteka. Nu, kažkas tokio, ar ne? Tai mačiau, kad žmonės taip irgi daro. Tai nežinau, gal kartais smagu turėti, pavyzdžiui, jeigu kaupi savo biblioteką ir jį tikrai ten turi pilną knygų, kurias perskaitai ir tau jos patiko, arba tiesiog nori pasilikti visas knygas, kurias skaitai ir ten žymiesi tas knygas, tada gal visai nieko. Girl boss, be trūkumo, tobula, ale tobulai viską darant. Tai visiškai, mane irgi taip nervina. Dabar, žinot, anksčiau būdavo populiaru, aš netokia kaip visos. Bet čia tikriausiai mano mokyklos laikais. Ten pavyzdžiui, Hunger Games, bado žaidynės ar saulėlydis, tai aš netokia kaip visos. Ir skaitai tada ir ten galvoju, čia aš. Kažkas tokio. Bet, taip, mane pavyzdžiui dabar jau erzina. Ir irgi visai neseniai mačiau tik tokio, kur mergina parodijavo būtent šitą dalyką, kai pavyzdžiui, taip, mane princas įsimylėjo, nors aš ten esu visiška kaimietė. Taip, aš moku šaudyti iš lanko, nes man reikėjo pramaitinti visą savo šeimą. Taip, man patogiau yra ten su kelnėm ir visai aptriušusi ir purvinai būtiniai su šia gražia suknelė, žinai, ten ko nepūsta ta suknelė. Taip, aš vesiu šią kariuomenę, nors neturiu jokių įgūdžių ir mokiausi tik savaitę, bet taip, aš jums padėsiu įveikti pačią ten blogiausią jėgą pasaulyje. Ir tada buvo mano pora dalykų, nes šiaip kartojasi kai kurie dalykai, tai dabar jau visiškai kurie nesikartoja, nauji mano dalykai, kurie mane erzina ir nervina. Rinktis knygą pagal viršelį yra normalu. Taip, aš esu visiškai tokios nuomonės, jog aš knygą galiu rinktis tik pagal viršelį ir jūs man neaiškinkit kitaip. Ta prasme, yra tiek pasaulį knygų ir dabar žmonės, kurie man aiškina, oi, tai kaip čia gali rinktis knygą pagal viršelį. Taip, nes viršelis irgi yra knygos dalis, tai kam tada iš viso jį investuoti? Palikim visus pilkus viršelius, ta prasme tiesiog su pilkai leiskim ir viskas. Visos knygos neišsiskirs ir turėsim tik skaityti nugarėlę knygos ir suprast, kas tenai vyksta. Ne. Ir pavyzdžiui, aš neturiu tiek laiko visom nugarėlėm perskaityti, kurių knygų noriu perskaityti. Aš pamatau viršelį, susidomiu, tada paskaitau nugarėlę. Bet jeigu, pavyzdžiui, manęs viršelis nedomina, tai didelė tikimybė, kad aš ir nugarėlės neskaitysiu, nebent man kažkas bus tą knygą rekomendavęs. Todėl tikrai dažnai renkuosi knygą pagal viršelį. Kai sako, jog reikia mažiau skaityti, ko ne tuo skundžiasi, bet neturi kitų hobių. Be to, čia nei apie vieną žmogų jokių asmeniškumų nieko ir jeigu jūs čia radot save, tai žinokit, čia ne apie jūs. Yra žmonės, ypač Instagrame, kurie sako, oi, kaip aš daug skaitau, aš čia per daug skaitau. Aš, pavyzdžiui, suprantu, kai žmonės sako, taip, man patinka skaityti, tikrai labai daug skaitau ir tuo džiaugiuosi. Ta prasme, ir pavyzdžiui, per metus perskaitau ten 100 ar 200 knygų. Valio, galiu tik paploti. Ta prasme, man visiškai džiugu dėl to kito žmogaus ir panašiai. Ir wow, norėčiau ir aš taip. Ir jokio čia pavydo. Tačiau, kai žmogus sako, aš skaitau per daug, man reikia sumažinti šį skaičių. Ką tu tada skaitai, tą prasme, tai neskaityk. Gerai, čia, nežinau, priklausomybė, kur sunku atsisakyti ir turi būtinai skaityti, nes negausi savo dienos dozės knygos. Ir gerai, kai ten turi kitų hobių ir panašiai. Tačiau, kai sako, noriu mažiau skaityti, o po to sako, aš neturiu visiškai jokių kitų hobių. Tai gal tada susirask ir tada knygų skaitimas nebus vienintelis tavo hobis, nes tada suprantama, kodėl tu tiek daug perskaitai, nes tai vienintelis dalykas, kuris tau patinka, tai gal išbandyk kažką naujo. Tai vienu žodžiu sakau, toks man dalykas užkliuvo ir tiesiog kažkaip labai keistai skamba iš knygų skaitytojo, kur sako, noriu mažiau skaityti. Tai skaityk mažiau. Stumti ant kitų dėl jų skaitomų knygų yra elitizmas. I will die on this hill. Visiškai. Yra žmonių, kurie gal netiesioginė to žodžio prasme, bet tiesiog tyčiasi iš tų žmonių, kurie skaito tam tikras knygas. Paulo Coelho suprantu, jeigu ten tyčiasi iš jo. Nejuokauju. Ar ten, jeigu tavo knyga Mažasis princas yra mėgstamiausia, irgi juokauju. Nekreipkite dėmesio ir neprimkite asmeniškai. Tačiau, pavyzdžiui, yra, kurie sako, oi, tu skaitai tik saviugdos knygas, tai ką gero iš vis išmokai čia, kam čia visas tas dalykas. Tai žmogui patinka, leisti jam skaityti, ką nori. Arba žmogus skaito tik meilės romanus. Tai gerai, tegul gali įkvepia kažkam.
Ar ten, nežinau, gal tiesiog žmogui tada pasidaro linksmiau, kažkaip tada ir linksmiau gyvenasi, kur sako, oi, tai čia nerimta literatūra, ką tu čia sau galvoji ir panašiai. Leiskit žmonėms skaityti, ką jie nori. Kodėl reikia už karto prisikabinti ir save pastatyti aukštesniai pozicijai, nes aš skaitau tokią literatūrą apie feminizmą, apie, nežinau, pasaulio problemas, o tu čia tik meilės romanus ir dėl to tu esi kažkoks prastesnis žmogus ar ten tavo prastesnė kažkokia nuomonė. Didžiausias elitizmas, nežinau, gal čia nelabai tema, man pasirodo tada, kai literatūros kritikai stumia ant kitų knygų. Tiesiog net to žodžio prasme. Pavyzdžiui, buvo Jūratė Čerškutė, taip yra literatūros kritikė, apžvalgininkė, ir jinai stumia ant Svajonių knygos leidyklos, nes išleido, neatsimenu autorės pavardės, visiškai užkrito, bet įdėsiu čia kažkur viršelį, vidurnakčio kažkas, ne? Vienu žodžiu, visiškai neprisimenu, užstumė ant leidyklos dėl to, kad kaip ji drįsta leisti tokią klasiką, čia tikriausiai viskas labai prastai ir panašiai. Ta prasme, koks tau skirtumas? Svarbiausia, kad kažkas leidžia klasiką, nors tokios klasikos tikriausiai skaito mažuma ir dar iš vis reikia džiaugtis, kad apsiėmė, kad sukūrė kažkas gražų viršelį, kad kažkas išvertė, suredagavo ir tikrai leidykla dirba profesionaliai. Tai koks tau skirtumas, kad Svajonių knygos, ta prasme, jie leidžia ir klasiką ir viską, dabar jų asortimentas tikrai platesnis negu buvo anksčiau. Tai taip užstumt ant leidyklos vien dėl to, kad tau ji nepatinka ir išleido kažkokią tai super duper knygą, nes tu jautiesi aukštesnis, kuris gali tai įvertinti ir pasakyti, kad čia visiška nesąmonė ir tik kokia alma litera gali leisti klasiką. Sorry. Ne. Man tu iš karto jau nebepatinki. Neturėti mėgstamiausio autoriaus ar žanro yra normalu. Taip, ir atsimenu, universitete mane viena dėstytoja taip užsipuolė dėl to. Sako, kai jūsų mėgstamiausia knyga, ar ten pagal ką renkatės knygas. Ir aš tokia, neturiu mėgstamiausio autoriaus, nei rašytojų, nei knygos. Ir tikriausiai renkuosi pagal viršelį. Ir atsimenu, mane taip užsipuolė, ten pradėjo kritikuoti. Aš net neatsimenu, ką sakė. Tik viena mano kursiokė, Aleksandra, jeigu klausai, Dieve, tu mano, ačiū tau, atsimenu, mane tada užstojo. Nes aš net nemokėjau paaiškinti ir nežinau, kodėl gal bijojau ar kažkaip jau išsakyti savo nuomonę. Kad aš sakau, yra tiek pasaulio knygų, kad aš dar neradau savo mėgstamiausio rašytojo. Taip, man yra knygų, kurios patinka, kurias skaitau ir kurios, tikrai būtų mano topė, tačiau ar jos yra mano super duper mėgstamiausios ir visam gyvenimui jos tokios pasiliks? Gal ne. Pavyzdžiui, Faustas buvo mano mėgstamiausia knyga mokyklos laikais. Ar dabar ta knyga yra mano mėgstamiausia? Nežinau, seniai beskaičiau, gal reiktų antrą kartą perskaityti. Gerai, ne antrą, trečią ar ten ketvirtą. Bet vis tiek. Tai man atrodo, neturėti savo mėgstamiausio žanro, plėsti ribas, skaitomus autorius, viską yra visiškai normalu ir nesusikoncentruoti ties viena knyga ir vienu autoriumi. Noriu daugiau knygų minkštais viršeliais. Taip, aš noriu knygų minkštais viršeliais. Tai pavyzdžiui, Briedžio knygos, jos kai kurios, man atrodo, ne visos yra tokiais puskičiais viršeliais, tai gerai, tai dar, ir jau juda, tai dar suprantu. Bet, kodėl mes neleidžiam minkštais viršeliais? Gerai, čia irgi toks kartonas kietas, bet žymiai smagiau skaityti, net tokia sunki. Aš nežinau, atsimenu, Patricija iš Bukduo kalbėjo apie leidybos kaštus ir panašiai tokių knygų, bet, nežinau, pavyzdžiui, dabar leiskim visas knygas kietais viršeliais ir dar krašteliais spalvotais. Tai tos knygos kaina tikrai išauga. Tai pavyzdžiui, o jeigu pradėtumėm leisti kaip Anglijoje ar Amerikoje, ar ne, Jungtinėse valstijose, Amerikoje, bet Jungtinėse valstijose, kai leidžia visiškai minkštais viršeliais, tokiu šriftu, aš nežinau, ar senyvi žmonės, senesni žmonės, vyresni perskaito, bet tada su akiniais iš arčiau gal skaito, nežinau, iš tikrųjų, bet žymiai patogiau ir linksmiau skaityti tą knygą, nežinau, man kažkaip noriu minkštų viršelių, prašau, leiskim daugiau knygų minkštais viršeliais, gal tada ir kaina sumažėtų, nežinau, bijau apie tai iš vis kažką sakyti, nes visiškai apie tai nesigaudau ir nežinau, bet gal kada nors apie tai pasikalbėsime. Tai ačiū Jums uždėmesi, kitas video tikriausiai bus apie knygą Raudonoji karalienė arba apie Netflix vieną dokumentiką, kuri išėjo visai neseniai. Tai žiūrėsim, ką man bus labiau nuotaika, bet kokiu atveju bus abu tie video kada nors.
pagal mano tvarkaraštį, tai kurio visiškai nėra. Tai va, ačiū Jums dar kartą ir čius, iki.